Visiems, kurie susirinko, po biškį pradedam, ar dar laukiam truputėlį? Gerai, tai galbūt Viktorija šį kartą pristatys seminarą ir pranešėją. Sveiki, labai džiaugiuosi, kad šiandien labai daug susirinko mūsų ir už ekrano, ir šiapus ekrano. Mūsų pavasario semestras prasideda nuo filosofinio pranešimo. Džiaugiamės, kad mums pavyko prisikalbinti Jurgą Jonutytę. Ir turbūt dauguma žino, jeigu jungiasi, kas yra Jurga, bet aš trumpai pristatysiu, kad ji yra VDU filosofijos docentė ir Lietuvių literatūros tautosakos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, yra išleidusi kelias knygas ir paskutinė iš jų pasirodė visai neseniai, pernai. Ir jinai buvo skirta tai temai, apie kurią ir šiandien kalbėsime, tai yra sakytiniams pasakojimams apie save. Ir šiandien Jurga mums papasakos, kodėl jos verta yra tyrinėti ir kaip tą reikia daryti. Tai prašom, Jurga. Ačiū, pasaskime šitą. Taip. Ačiū labai, kaip čia man atsisėsti, kad visus matyčiau ir kad nematytų žmonės kompiuteryje. Kompiuterį visi mato, nes kamera yra ten, tai kaip norit, sėdėkit ir pasipatogiai. Gerai. Tai aš irgi dėkoju, kad atėjot ir manęs pasiklausyti ir paskui aš labai tikiuosi pakalbėti, kad čia nebus vien tik mano koncertas, bet ir pokalbiai. Ir tas tiesa, kad toj knygoje yra šiek tiek irgi ta tematika ir gana daug paliesta, bet ten labiau yra apie normą ir galią, pasakojant apie save, kiek mes reaguojame į negatyvumą ir kiek steigiame arba persiimame arba bijome kažkieno kito galios. Ir čia aš šitam seminarui tiesiog smarkiai susiaurinau tą temą ir kalbėsiu apie tuos pasakojimus, kurie dažnai atrodo nepavykę. Labai dažnai mes tie, kurie užrašinėjom sakytinius pasakojimus, tai tas vienas užrašymo vienetas toj šnekamojoj kalboj vadinamas interviu, tai ypač tie interviu, kurie iš pradžių pasirodo kaip visiškai nepasisekę. Paskui, kai pradedi juos gilintis ir pradedi daugiau ir daugiau klausyti ir galvoti apie juos, jie paaiškėja, kad jie yra patys reikalingiausi ir patys įdomiausi. Ir dabar šiandieną bandysiu paaiškinti maždaug dėl ko. Kodėl man taip atrodo ir kas iš to galėtų būti įdomaus, aš nežinau jums, aš matau, kad susirinko daugiausia turbūt literatūrologų, bet šiaip tai labai įvairi kompanija. Matau ir filosofių, ir matau kitų žmonių. Tai va, na žodžiu, nežinau, nebus įdomu, tai išeisit. Tai va, tai pirmiausia apie tą pačią tematiką, tą pasakojimo rišlumą ir vientisumą, tai nežinau, kaip čia pasakyti, toj tokioj keistoj tarpdisciplininėj narratologijoj, kuri daugiausia remiasi hermeneutinė tradicija ir joje yra, iki šiol, ko gero, Suomijos kelios komandos ten dominuoja ir ten yra žmonių labai iš įvairių irgi atėjusių disciplinų, yra ir iš filosofijos, ir iš antropologijos, ir iš literatūrologijos. Ir tas klausimas apie rišlumą, pasakojimo rišlumą, ar tai yra vertybė, ar tai yra blogis, jisai jau girdisi, ko gero, kelis dešimtmečius. Ir yra tokios dvi tarsi stovyklos, buvo kurį laiką, ir aišku, kad dabar jau jos naikinamos, net visą laiką, kai yra dvi, tai jos yra tam, kad jas paskui galiausiai panaikintum, suvienytum. Tai yra vieni, kurie galvoja, kad tas tikras pasakojimas, tas, kuriuo verta domėtis, jisai be abejo yra vientisas ir rišlus, jisai turi struktūrą ir jį pasakoja žmonės jau gerai apmąstę savo gyvenimus ir
ir tie, kurie puikiai yra, reiškia, nustatę, daug kartų praktikavę, kur pradėti, kur tą pasakojimą užbaigti, koks jisai turi būti, ką jisai ir galiausiai kokį tą aš jisai turi pateikti, ne? Ir be abejo, kad yra kita stovykla, ir ypač labiau socialiai orientuoti, kurie priešingai sako arba tiesiog šaiposi iš to požiūrio, tarkim, Timas Ingoldas, arba kvestionuoja, kaip, tarkim, Marija Tambukų, tokį pasakojimo rišlumą, na, kaip tą poziciją, kuris teigia kažkokią privilegijuotą klasę, socialinę klasę, neva. Neva yra grupė žmonių, kurie apie save jaučia, kad privalo sukurti tokį rišlų ir visą organizuotą ir struktūriškai teisingą pasakojimą. Ir tada ta grupė žmonių, jinai ima ryškiausiai matytis tuo metu, matytis ir po to, matytis istorijoje, ne? Ir tarkim tie, kurie tokio pasakojimo nesukuria, jie tiesiog išnyksta iš tos istorijos. Tai be abejo, jeigu Marija Tambukų, jinai pirmiausia domisi moterimis, taip pat ir moterimis menininkėmis, mokslininkėmis, kurios tarsi labai daug padarė, bet neturi kažkokio to rišlaus biografinio prisistatymo, tai tada jos visą laiką yra antram, trečiam plane. Na, mes su Giedre rašėm kažkada tokią knygą apie negalią labai seniai ir ten irgi minėjau epizodą iš Lietuvos istorijos, irgi minėjom, tai yra iš Antro pasaulinio karo, kur atmintyje yra išlikusios vieno kaimo gyventojų žydų žudynės ir tie gyventojai, jie buvo sudarę sutartį su valstybė, su Lenkijos valstybė, nes tas kaimas šalia Valkininkų buvo tuo metu iki karo, reiškia, Lenkijos sudėty, kad jie savo šeimose prižiūri žmonės su negale, žmonės su intelekto ir sensoriniam negaliom, kiek suprantu, ten buvo. Ir kas atsitiko tiems žmonėms su negale, tiesiog visiškai istorija nutyli, niekas apie tai nieko nežino, tie liudininkai, kurie prisimena tuos kitus, reiškia, šitų jie visiškai nemini. Ir taip toliau, kitaip sakant, tie žmonės, jie išnyko. Ir tai yra ta tema, jeigu dabar taip imant plačiau, tarkim, prisiminus visą tą šiuolaikinę socialinės filosofijos diskursą apie gyvenimus, kurie yra verti gyventi ir paskui reiškia, jie yra verti gedėti, ne? Tai priklauso galiausiai nuo biografinio pasakojimo rišlumo. Tai yra nuo to, kokį aš tą savo naratyvą suformuoju. Tai čia aš dabar pristačiau tą antrąją poziciją, kuri sako, kad kiek mes vertinam ir prioritetizuojam tuos naratyvus, kurie yra rišlūs, teisingi, gražūs ir pateikia aišku aš paveikslą. Tai tiek mes nuvertinam neva kitus, o tų kitų, ko gero, yra didžioji visuomenės dalis, ne? Kurie tokio naratyvo apie save nekuria, nesukuria, nenori kurti, labai dažnai atsisako beje kurti ir tas yra, ganėtinai svarbu matyti tą socialiai. Nesilaikyčiau nei vienos, nei kitos pozicijos griežtai ir galvočiau, kad yra labai daug veiksnių ir labai daug situacijų, kada mes kuriam rišlius pasakojimus apie save, kada kuriam fragmentuotus ir pabirusius pasakojimus apie save. Ir ko gero, kad čia tas bloga gera netinka visiškai ta skirtis ir tiesiog mes turim matyti tą pasakojimų įvairovę. Na ir irgi čia ko gero, kad tokia tendencija, kurios negaliu savo prisiskirti, tai yra dabar manau, kad labai daug humanitarinių mokslų ieško to kelio tarp to pernelyg
aiškaus apibendrinimo ir stilizavimo ir taip pat visiško singularizavimo, stengdamėsi neįpulti nei į tą, nei į tą. Jasonas Stormas, vienas iš metamodernizmo teorijos pradininkų, jisai tą rodo irgi kaip vieną iš metamodernizmo bruožų. Ir aš irgi pritarčiau tam, nes aišku, kad kiekvienas pasakojimas apie save, ypač sakytinis, spontaniškas pasakojimas apie save, jisai randasi visiškai kontingentiškai aplinkoje, jisai nurodo į kontingentiškus kontekstus, bet vis dėlto mes jį klausydami kažką suprantam. Ne? Ir mes suprantam ir pagaunam kažką apie patį žmogišką pasakojimo veiksmą. Ir vadinasi, kad tas jau mus veda į tam tikrus apibendrinimus, tik tai galbūt, jeigu mes visgi paliekam ir tos kontingencijos šiek tiek, jisai neveda į visiškai tokį suabstraktinimą ir, tarkim, tokį, kur galima būtų kalbėti apie pasakojimą apie save, nesiremiant nei vienu pavyzdžiu, nei vienu atveju ir nei viena situacija. To yra neįmanoma daryti. Tai čia, ką aš dabar darysiu, tai aš ir remsiuosi iš tikrųjų pavyzdžiais, aš jums papasakosiu, perpasakosiu ne pasakojimus, bet situacijas. Ir kodėl taip darysiu, todėl kad pirmas ir pagrindinis, vėlgi ne tik mano, o ko gero visų, kas su sakytiniais pasakojimais dirba, principas, tai yra matyti pasakojimus ne kaip turinio vienetą, ne kaip tą į vienį kažkokį susaistytus faktus, o kaip veiksmą. Veiksmą, kuris yra socialinis, kuris vyksta situacijoje ir tas yra iš tikrųjų labai svarbu ir būtent ką aš dabar jums papasakosiu, pasakodama apie to žmonių pasakojimus, tai apie kiekvieną, bet iš tų veiksmų ir situacijų, kas vyko tuo metu, kai klausiausi, girdėjau tų pasakojimų. Ir dėl to, kaip suprantat, tikrai kalbėsiu ne apie to žmonės, ne apie jų gyvenimus, o kalbėsiu apie tai, ką man atrodo, kad jie darė, kai jie pasakojo apie save. Ne? Tai yra, ko gero, kad labai svarbus skirtumas, sakyčiau. Na va, ir aš pasirinkau keletą tokių iš viso savo gyvenimo tyrimų, labai skirtingų ir iš jų tik vienas yra irgi toje knygoje iš tų pavyzdžių ir toks šiek tiek detaliau aprašytas. Kiti yra iš kitų tyrimų. Trupučiuką apie kiekvieną iš jų kalbėsiu. Jie bus 5, bet tai nereiškia, kad čia kažkoks baigtinis skaičius ir kad būtent per juos aš jau parodau tas 5 tendencijas ir su jom jau užbaigiu visą vardinimą tų aspektų, kuriuos galima pasakojimo veiksme pastebėti. Ir kiekviename iš jų turėtų matytis, kodėl taip svarbu, kad tas pasakojimas yra toks tarsi nepavykęs, tarsi neišsipildęs, tarsi ne iki galo sėkmingas. Ne? Ir kodėl būtent tokie yra patys vertingiausi. Tai yra, pradėsiu nuo tų vadinamų nepavykusių interviu. Na, pirmiausia, moteris, kurią vadinsiu Irena, jos vardas yra Irena, sutiko, kad tas vardas būtų visur minimas ir labai moteris, kuri labai daug dirbo visą gyvenimą, labai mažai kalba, tikrųjų, ir kalba labai trumpai sakiniais, labai konkrečiai. Aš su ja kalbėjausi tada, kai mes su keliom kolegėm klausinėjom žmonės apie pokario Vilnių, apie tuos, kurie persikėlė tuo metu į pokario Vilnių. Ir aišku, kad mus domino miestas, mus domino, kaip jinai miestą atsimena, kaip tas miestas keitėsi ir taip toliau.
Ir tik įrašiusi, aš atsimenu, susitikau to projekto vadovę ir sakiau, nu va, žinai, vakar įrašiau, bet nieko ten neišeina, tikrai nieko nebus, visiškai nieko nebus. Ir paskui, kai mes visos pradėjom rašyti tekstus, straipsnius ir galiausiai ir knygą, kurią netrukus turėtumėm užbaigti, tai paaiškėjo, kad visos mes rašom tik apie tą moterį. Ir tiek daug, iš tikrųjų, ko ne po pusę straipsnio užima būtent apie Ireną. Ir kodėl? Todėl, kad jinai pateikė tą, ko mums reikia iš kitos pusės, iš užribio, taip sakant. Mes klausinėjom apie miestą, jos atminty, jos pasakojime, tas miestas nepasirodo niekaip ir niekur. Jinai pasakoja visą laiką tik tai tarsi kažkokias tas išgyvenimo kovas. Tai yra jos mes niekada netampa nei Vilniaus miestiečių mes, niekada netampa nei kažkokios kitos didesnės bendruomenės mes, tai yra keli tie šeimos nariai, iš kurių dalis turi labai sunkes negalias ir jinai visą laiką turi parūpinti jiems maisto, visą laiką turi uždirbti, visą laiką turi ką nors, žodžiu, padaryti, kad jie išgyventų, galiausiai persikraustyti kitą butą, tada jau atsiranda jos pačios šeima ir vaikai, tada rūpintis tais vaikais ir absoliučiai niekur neatsiranda va šita, kaip mes ten gražiai pagal Mišelį Deserto įvardinom miesto sąvoką. Ne? Tos miesto sąvokos jos pasakojimuose tiesiog nėra, jinai neatsiranda ir jo visiškai tie tokie labai trumpi, fragmentuoti ir mus visą laiką sugrąžinantis į tą jos vaizdą. Mums tapo be galo iškalbingas tas pasakojimas ir man, ką jis labiausiai rodo ir dėl ko jis man labiausiai patinka, tai kad jisai privertė iš naujo pagalvoti va būtent apie tą kolektyvinį subjektą. Tai yra apie tą mes, kuris gali turėti labai įvairias ribas. Jis gali turėti labai siauras, jis gali turėti platesnes, jos gali varijuoti, gali viename pasakojime jos būti ir tokios. Ir vat būtent Irenos pasakojimas rodo, kad jinai niekur neatsitraukia nuo tų kelių žmonių bendruomenės, kurių balsu jinai visą laiką šneka. Tai yra būtent Irenos pasakojimas taip pat buvo vienas iš tų pirmųjų, kur atkreipė dėmesį, kad ko gero, kad patys vertingiausi yra tie pasakojimai, kurie iš pirmo žvilgsnio jie atrodo nelabai pavykę. Tai va, ir dabar einu prie kito iš karto, paskui dar galbūt sugrįšiu prie Irenos, prie kito irgi tarsi visiškai nepavykusio interviu, kur mes įrašinėjome kartu su fotografu Arūnu Baltėnu ir jį domino žmonės, kurie yra jau labai garbiam amžiui ir būtent Rozalija irgi buvo labai garbaus amžiaus Vilniaus gyventoja. Jos gyvenimas buvo ypatingai sunkus, jinai gyveno viename iš lietuviškų Baltarusijos kaimų iki maždaug 40 metų amžiaus, labai daug patyrė smurto nuo savo pirmojo vyro ir tada su savo keliais vaikais susikrovusi visą mantą, šiaip taip ten persikraustė į Vilnių, ten pokariu, reiškia, gyveno rūsiuose ir apgriautose palėpėse, dirbo žuvies fabrike, kažkur dar plėšė bilietėlius, dar kažką darė, žodžiu, visiškai sunkiai vertėsi, bet kažkokiu būdu kabinosi į gyvenimą, galiausiai įsikūrė, apsigyveno ir atsirado jos kita šeima, jos antras vyras ir tada reiškia ir dar dukra tokia įvaikinta našlaitė ir jinai pati labai, be galo geros širdies moteris, jinai reiškia pasakojo apie kažkokius tuos skaudžiausius ir tuo pačiu geriausiai pasibaigusius savo gyvenimo epizodus. Ir ta moteris, kuriai gyventi tuo metu tikrai buvo likę labai nedaug, gal pusmetis, maždaug tiek, jinai turėjo turbūt jau kažkokių tenai tų senatvinių pakrikimų, dėl kurių aš pagalvojau išėjusi, kad tikrai čia nieko neišeis. Ir pirmiausia, dėl ko? Dėl to, kad jinai painiojo personažus.
Reiškia, yra tie du etapai, labai aiškus du etapai. Vienas tai yra iki vilnietiškas ir kitas jau yra vilnietiškas etapas. Ne? Ir pirmame etape jos didžiausi ramščiai buvo jos tėvas ir jos vyresnysis brolis. Antrame etape jos irgi tokie ramščiai, tai yra jos labai labai geras, kurį jinai visą laiką liaupsino antras vyras, kuris jai tikrai buvo labai rūpestingas ir geras ir malonus žmogus. Ir taip pat vyriausias sūnus, kuris jai rūpinasi senatvėje. Ir staiga va šitie pradėjo susikeitinėti, kad jos vyresnis brolis tampa jos vyriausiu sūnum jau antrajame etape gyvenimo, o jos tėvas persikėlė irgi antrą etapą gyvenimo ir keičiasi, kaitaliojasi su jos vyru. Jos vyras staiga pradeda irgi veikti kaip personažas jos toj pirmojoje pusėje gyvenimo ir taip toliau. Tai yra tas, konkrečiai tos dvi poros, aš iš pradžių, kadangi pirmą kartą, kai klausai, tai tiesiog supranti, kad čia kažkokia nesąmonė ir net nesupranti, kodėl ir kas. Paskui, kai įsiklausai, supranti, kad čia iš tikrųjų yra aiškios dvi poros, kurios kaitaliojasi. Ir tada kažkaip dar labiau klausant ir gilinantis tampa aišku, kad apie ką šita moteris pasakoja, tai yra apie santykį. Apie vieną santykį ir kitą santykį ir jinai jų nepainioja. Ir kad vadinasi pats tas santykis yra kur kas svarbiau už jo dalyvius ir jis yra kur kas svarbesnis dalykas už pačius įvykius, kuriuos jinai mini. Tai yra va šitas fokusavimasis į santykį ir būtent gyvenimo pabaigoje, kad tai išlenda galiausiai kaip pats reikšmingiausias dalykas jos gyvenime. Vienas ir kitas, kaip du galima sakyti reikšmingiausi dalykai. Yra kažkoks labai daug pasakantis tikrai ne vien apie ją, o apie, aš manau, kad daugelį iš mūsų po daugelio metų. Tai tikėkime, kad taip. Tai va, tai tas irgi, pavyzdys buvo dar vieno tarsi nepavykusio interviu, kuris ilgainiui pasirodė, kad jis yra labai net pavykęs ir labai įdomus. Ir apie ką čia norisi kalbėti, tikrai nesinori kalbėti nei apie demenciją, nei apie kitas diagnozes, o norisi kalbėti apie kažkokią žmogišką turinio organizavimo struktūrą. Ne? Ir aplinka tas turinys organizuojasi, aplinka autonaratyvų turinys organizuojasi. Ne? Ir tai yra toli gražu ne diagnozė, o kur kas bendresni dalykai. Tai va, žiūriu, kaip čia aš greitai. Jeigu jūs norit kažką aš labai sumalu ir jums kas nors visiškai neaišku, ką aš čia papasakoju, tai bet kuriuo momentu labai norėčiau, kad tiesiog klaustumėt, nes esu kalta, skaidrių neturiu ir nieko paskui negalėsiu persiųsti ir priminimui. Tai va. Taigi. Tai va, trečias pavyzdys, kuris toks ganėtinai sudėtingesnis ir jisai yra, vienintelis iš tų pavyzdžių, kuriuos čia pateikiu, yra būtent šitoje knygoje, čia aš vis rodau, Aistės atsineša. Tai, leisk. Tai yra Violetos pasakojimas, tos moters vardas nėra Violeta, bet ją taip pavadinau, nes tiesiog gražu taip vadinti. Ir knygoje jinai taip pat vadinasi Violeta. Ir tai yra moteris iš tų žmonių, pas kurios paprastai neina tyrinėtojai rašinėti pasakojimą. Jinai turi, nežinau, sunkia ar lengva, viena iš sunkesnių turbūt intelekto negalių. Ir jinai, be abejo, jos pasakojimas nėra nei paveiktas literatūros, nei neskaito, nei kaip nors kitaip sudėliotas gražiai į struktūrą Bet vis dėlto tai yra pasakojimas apie save ir mes jį rašinėjom
su jūsų visų, ko gero, su daugumos kolegė Eglė Šumskienė ir tiesiog domėdamasis, kaip Lietuvoje gyvena moteris turinčios negalias, labai įvairias negalias. Na ir Violetos pasakojimas, be to, ką jisai parodė konkrečiai, va tam tyrimui, ties kurio mes dirbom, bet tai dabar apie tai nekalbėsiu, bet ką jis labai daug iš tikrųjų, labai daug, ir vienas iš tokių reikšmingiausių, ko gero, man apskritai buvo įrašytų, kuris atvėrė man tokią labai problematiką, kurios iki tol net neįsivaizdavau, kad galėsiu susijęti su sakytiniais gyvenimo pasakojimais. Tai yra visiškai filosofinė problematika, ateinančia iš Hėgelio, būtent atpažinimo ir pripažinimo siekį. Tai yra, kur visa, ko gero, kad labai daug ir daug atšakų šiuolaikinės socialinės filosofijos šitą problematiką domisi. Koks buvo Violetos pasakojimas? Tai yra, Violeta pasakojo tarsi vienu metu du siužetus, du pasakojimus. Vienas tai buvo, kad jinai po tėvų mirties, jinai gyvena su savo broliu. Ir brolis jie rūpinasi, brolis yra jai artimas žmogus, ko gero artimiausias žmogus. Ir kitas visą laiką persidengiantis su tuo pasakojimu yra toks kaip ir paralelinis pasakojimas, vykstantis tuo pat metu, kad jinai gyvena su savo draugu kitame mieste, kad tas draugas yra, jos kaip ir artimas žmogus, irgi labai rūpestingas, ir jisai gyvena kitame mieste. Ir iš to pirmo pasakojimo aišku, kad tas miestas sutampa su tuo, kuriame gyvena brolio draugė. Ir kitos detalės irgi jos draugo labai primena tokiu veidrodiniu principu jos brolio draugė. Tai yra, kad, aiškiai, brolio draugė turi vaiką, tą vaiką labai myli, jam yra kaip teta, ir jos draugas irgi turi vaiką, ir irgi maždaug panašaus amžiaus. Ir va tie tokie tas veidrodiškumas tiesiog labai gerai atskleidė, kad tai, jeigu mes žiūrim į tą pasakojimą, neklausinėdami, kasgi ten yra tiesa ir kas yra netiesa, ne? Tai tada tampa aišku, ką jinai daro to pasakojimu. Kad jinai tiesiog žino, labai gerai žino visuomenės standartus, jinai žino, kas yra tas teisingas gyvenimas, jinai supranta, kad žmogus vat taip gyvena ir taip turi pasakoti apie save, ir jinai šitą daro. Jinai nori būti atpažįstama kaip visuomenės narė. Be abejo, nes mes visi norim būti atpažįstami kaip kažkokios visuomenės nariai pagal tam tikrus normatyvus. Jinai juos irgi kuria, ir jinai sukuria tą paralelinį pasakojimą, labai tokį gražų, iš tikrųjų nepriekaištingą. Tai yra, ir tas draugas ją vežioja kas rytą į tą socialinį centrą, ir tas draugas dirba statybininku, ir kartu jie švenčia šventes ir ruošiasi tom šventėm, kartu eina į parduotuvę, kartu miega, kartu gamina maistą. Kartais jam tenka papriekaištauti dėl alaus, bet ir jo broliui, ir jos broliui, irgi jo draugiai irgi tenka papriekaištauti dėl alaus, ne? Tai yra, va, tas pasakojimų persiklojimas, jisai taip gerai atskleidė iš tikrųjų tą kiekvieno iš mūsų siekį per tą autonaratyvą būti atpažįstamiems ir būti pripažintiems ne kokia nors čia garbinimo ir išgarsėjimo prasme, bet tiesiog pripažintiems kaip turintiems vat tam tikrą gyvenimą, kuris yra aprobuojamas visuomeniai, ne? Ir pirmiausia, ką jinai per tam tikrus elementus, kurie yra visiškai aiškus, jinai šitą padaro. Ir tas man yra labai svarbu, būtent dėl to, kad atidengia tam tikrą struktūrą, kuri yra būdinga, ko gero, kad visiems pasakojimams. Ta struktūra toks kaip
detalėmis neapdėtas toks skeletas, ne? Mūsų autonaratyvų skeletas, jinai pasirodo labai gražiai ir aiškiai būtent Violetos pasakojime. Tai vat, joks kitas pasakojimas šito nebūtų atskleidęs ir niekur kitur mes, reiškia, aš manau, kad kokį nors rišlų, sklandų, gražų pasakojimą apie save išgirdę, net nedrįstumėm to klausti. Tai yra, kur čia yra ta atpažįstamumo struktūra, o kur tai yra konkreti patirties atmintis. Net nedrįstumėm, net ne tai, kad nedrįstumėm, bet net į galvą neateitų, reiškia, iš viso daryti tą skirtį. Ir būtent iš šio pasakojimo mes galim matyti, kad jinai tikrai yra. Nes? Tai vat. Toliau, tiesiog jie visi yra tokie kitokie, kad perėjimas, nežinau, kad čia valandų perėjimą daryti. To. Tarkim, įsivaizduokim kitą skaidrę. Tai toliau kalbėsiu apie Leokadiją. Apie Leokadiją tai yra, ko gero, kad viena iš pačių pirmųjų labai seniai ir daug kartų įrašinėtų apie save pasakojančių moterų, kuri daugiausia pasakojo karo istorijas ir jas pasakodama jinai labai dažnai kartojo visiškai žodis į žodį, reiškia, tas pačias formuluotės, kokio nors, tarkim, šiurpaus įvykio, kurį jinai prisimena, nekeisdama nieko. 3., 4. kartą, po pusmečio, po kelių metų atvažiavus, jinai vis pasakoja, reiškia, tą patį, šalia viso kito labai gyvo ir labai draugiško bendravimo, šalia viso pasakojimo, kas įvyko per pastarąjį laiką, kol mes nesimatėm, šalia, žodžiu, viso kito tokio tikrai ne kokio nors tenai prislėgto ar nerimo pilno gyvenimo, vat jinai prisimena tas istorijas ir jų jinai nekeičia. Ir tos istorijos, ką aš irgi pastebėjau per kurį laiką ir ypač po to, kai jau pradėjau jas gilintis ir jas rašyti, kad jos yra praktiškai visos užpildytos labai tirštai įvairiais juslinėmis detalėmis. Tai yra kvapas, vaizdas, kur jinai visą laiką dar ir rankomis rodo formą ir konkrečiai dūmų kamuolio, nes jos kaimas buvo šalia Pirčiupio. Ir reiškia, ir kvapas, ir garsas, ir į tas pačias irgi juslinės patirtis patenka ir tam tikros frazės, kurios buvo pasakytos, jos buvo pasakytos tiksliai taip ir ne kitaip. Ir visa tai sudaro tokius tarsi kamščius, po kurių tą papasakojus, pasakojimas nutrūksta. Nutrūksta, toliau nebesitęsia, toliau yra kažkokie intarpai, kurie yra visiškai apie ką kitą ir paskui ir vėl grįžta arba tas pats, arba kitas, tokių jinai turėjo keletą, kokius 3-4, tuos būtent tokius juslinius kamščius. Ir tie kamščiai, jie neleidžia jai pasakoti kažkokio sklandaus ir tęstinio, rišlaus naratyvo, jie visą laiką sugrąžina į tą prisiminimą. Na, aišku, kad čia visą tai galima būtų sieti su traumomis, bet man kažkaip iš pat pradžių labai nesinorėjo čia imtis traumų psichologijos ir aiškinti viską per trauminės patirtis, dėl to, kad tai atrodo, kad pats kažkoks lengviausias, paprasčiausias dalykas. Ir galvojant vis dėlto apie patį pasakojimą, kodėl jis toks, ta moteris, jinai puikiai suvokia, ką jinai daro, jinai nėra
kažkaip pati įkalinta savo pasakojime, jinai galėtų jį kitaip pateikti, jinai girdi ir kitų žmonių istorijas apie tą patį galiausiai. Jos pačios pasakojimas irgi galėtų kisti priklausomai nuo jų. Jinai girdi save pasakojančią, jos pačios pasakojimas galėtų irgi tobulėti vis sulig kiekvieno tuo perpasakojimu. Galiausiai jinai moka skaityti ir ganėtinai daug skaito. Ir žiūri televizorių, galėtų visas poveikis iš to atsirasti, ne? Nes tie įvykiai, apie kuriuos jinai kalba, jie ganėtinai daug aprašyti. Galiausiai tuo metu, kai kažkur per vidurį, kai aš ten pradėjau pas ją važinėti ir iki to, kol važinėjau, reiškia, pasirodė vietos mokytojo knyga apie visą tą jų kaimą, tai ta knyga galėjo paveikti. Viso to neatsitiko. Kas rodo, kad jinai pasirenka pasakoti būtent taip. Kodėl dabar mes ją turim nugalinti ir sakyti, kad vat, čia grinai ta trauma jai padarė taip, kad jinai kitaip nebesugeba. Ne, nieko panašaus. Jinai pasirenka ir jinai pasakoja būtent taip. Kodėl? Nes taip yra paveiku. Nes taip jinai iš karto įteigia ir tai savo judesiais, ir tuo savo visų kartojimu ir tuo galiausiai gestikuliacija ir intonacija ir viskuo ir būtent savo tais juslinių patirčių prisiminimais jinai padaro tą pasakojimą maksimaliai paveikų, mažiausiai išplautą. Žmonės renkasi tai pasakoti pačius svarbiausius jų gyvenime epizodus. Ir tai nėra sutrikimas, tai yra pasakojimo būdas, pasirinkimas. Sakyčiau, vis dėlto tai yra pasirinkimas. Kitas dalykas, kuris yra labai svarbus ir kurio čia niekarto nepaminėjau, nei apie vieną iš tų pavyzdžių kalbėdama ir dėl to dabar imsiuosi paskutinio, tai yra Gedimino pasakojimą įrašinėjom kartu su Giedre Šmitienė, kuri ten sėdi prie sienos, galės mane pataisyti, ką netaip pasakysiu. Ir įrašinėjom irgi tada, kai užrašinėjom žmonių su įvairiomis negaliomis pasakojimus, fizinėmis negaliomis. Gedimino pasakojimas buvo labai keistas. Pasakojimas apie save ir apie savo kaip žmogaus turinčio judėjimo negalią patirtį buvo labai glaustas, labai toksai taupus, ne? Tarsi dokumentuojantis jo istoriją, tai yra kaip jis jaunystėje dėl vienos nesėkmės, jisai prarado galimybę judėti, judina labai nedidelę dalį kūno, atrodo, vieną ranką. Ir visa ta jo istorija jam pačiam, jisai tikrai, kad kalbėjo draugiškai ir buvo be galo malonus ir draugiškas žmogus ir labai protingas žmogus ir vis dėlto niekur neįsileido į jokį ilgesnį kažkokį apmąstymą ar pasakojimą, nežinia dėl ko, greičiausiai tarsi nenorėdamas pats įsijausti ir taip visą laiką atrodė, kad būtent šita jo paties istorija jam yra, gana mažai įdomi. Mums yra nepalyginamai įdomesnė negu jam pačiam. Ne? Ir ar dėl to, kad jis ją labai daug kartų buvo permastęs, ar dėl to, kad jisai tiesiog vengia ir vis mums bando parodyti, kad jis nori kalbėti kitomis temomis. Mes su juo studijavom tam pačiam universitete, jis vis kreipia dėmesį mano ir vis tą pasakojimą nori į tą studijų kažkokias nuotykius nukreipti, bando į dėstytojus, bando į kolegas, į bendrus pažįstamus, tada vis bando, reiškia, vienaip ar kitaip dabar tą temą pakeisti. Galiausiai, kai mes jau pasidavėm tam, tai tada mes pradėjom
ilgai ir labai įdomiai šnekėti apie politinę istoriją, apie Sovietų Sąjungos istoriją ir tas jam buvo labai įdomu, ten visiškai jo visas kalbėjimo stilius pasikeitė, jisai kalbėjo daug ir noriai ir visiškai nereikėjo, reiškia, jau klausimas po klausimo nieko tempti, jis tiesiog kalbėjo ir pasakojo, kaip jisai tą medžiagą randa, kur jisai ją randa, kaip jisai kodėl jinai įdomi, kuri yra vertingesnė, kuri mažiau vertinga ir panašiai. Tai yra tas atsiskleidė galiausiai jo tikrasis gyvenimas. Ir, kas čia yra svarbu, ką aš norėjau į tą Gedimino pasakojimą atsiremdama parodyti ir atkreipti dėmesį, tai yra, kad iš tikrųjų tas aš, kurį pasakojimas apie save sukuria, yra aš būtent to konkretaus veiksmo. Ne kažkoks bendras ar visą laiką tas pats, bet konkretaus santykio. Konkretaus pasakojimo ir konkretaus pašnekovų atmosferos, tarp pašnekovų susidarančios atmosferos. Ir kad ko gero, kad visuose sakytiniuose pasakojimuose apie save, tai yra tas pasakotojas ir personažas, kaip ir visuose pasakojimuose, jisai nesutampa. Ir čia personažas, jisai randasi situacinis ir tas situacinis personažas atsineša su savim taip pat ir turinį. Ir tas turinys yra antrinis dalykas, iš tikrųjų, kurį tas jau sukurtas aš pateikia ir tokiu būdu savo tą vaizdinį pagrindžia. Na ir būtent tai tada iš čia mes turėtumėm nuo to atsispirdami, tada prisiminti tą, ko gero, kad Judith Butler labiausiai išanalizuota tą pasakojimo autonaratyvo kaip prievartos prieš save šaltinį. Ne? Tai yra tokios labai keistos prievartos, kuri yra vis rečiau, sakyčiau, šiais laikais pastebima ir vis labiau normalizuojama, nes mes nuolatos kuriam ir pildom tuos pasakojimus apie save, taip pat ir vizualinius, taip pat ir medijose. Ir tas mus laiko labai tarsi tuose tvirtuose rėmuose, kurie ir yra ir turėtų būti suprantami kaip ta prievarta, kuri mus įrėmina. Dėl ko aš prie tos temos einu būtent atsiremdama į Gedimino pasakojimą, dėl to, kad tas žmogus labai aiškiai jisai kratėsi tų rėmų, į kuriuos mes nesistengėm jo įdėti, bet pats tyrimas ir pati ta mūsų tema jį į juos tarsi bando įsprausti. Ne? Ir va šita autonaratyvo prievarta vis dėlto yra galbūt ne tokia prievarta, kuri tenai traumuoja arba dėl kurios mes negalim užmigti arba einam, nežinau, žaloti save, ne, bet jinai yra vis tiek ta prievarta, kuri šiek tiek trukdo kvėpuot, ne? Jinai va taip ir pastebima, tai yra tada, kai mes atrandam žmonės, kurie juos iš paskutiniųjų vengia. Vėlgi šitoje knygoje aš ten daugiau miniu tokių žmonių, kurie vengia skirtingais būdais va to jų įrėminimo į tam tikrą, tarkim, grupę, ypač, na, ko gero, socialiniai mokslai, kas yra visiškai suprantama, normalizavo tą terminą socialinė grupė ir mes čia visi galvojam, kad mes tai ne grupai, bet dabar eisim patyrinėti tą socialinę grupę ir tada tenai iš karto jiem papasakosim, kokiai jie grupiai priklauso ir tada jie mums papasako savo pasakojimą, kaip iš tos grupės perspektyvos atrodo. Va šitas yra blogas dalykas, jis yra labai blogas dalykas ir jeigu koks nors mokslininkas dirba taip, jam reikia kirsti per kitą ranką. Negalima taip. Ta prasme, negalima antropologiniuose tyrimuose dauginti stigmų, jas stiprinti, kurti ir tas yra šiaip ganėtinai dažnai
daroma. Aš nesakau, kad mes su Giedre taip darėm, jokių būdų, ne. Mes to nedarėm, bet bent jau stengiamės. Bet ne vienas pasakojimas iš tikrųjų tada, kai žmogus nebūtinai taip kaip Gediminas, kuris tiesiog pačiom taupiausiom priemonėm. Jeigu jis gali mums atsakyti vienu žodžiu, jis atsako vienu. Jeigu jam reikia dviejų, jis atsako dviem, bet ne trim žodžiais. Ne? Bet daug labai įvairių kitų būdų yra tam priešintis. Tarkim, visą laiką tikslinti, visą laiką sakyti, kad ne, bet tai yra šiek tiek ne taip, kaip jūs įsivaizduojat ir tada tikslinti ir vėl iš naujo perpasakoti tą savo patirtį. Imtinai iki, ką irgi šito savo pranešimo anotacijoje minėjau, iki atsisakymo pasakoti irgi kartais miniu ir kartais kalbu apie tokį atvejį, kai moteris, konkrečiai karo pabėgėlė iš Ukrainos, jinai iš viso atsisako kalbėti apie save, jinai vietoj to jinai imasi kažkokio mėgėjiško meno, jinai tapo, jinai kūrė muziką, kaip jinai tą sugeba daryti, taip jinai daro, bet jos manymu, nors kažkada jinai buvo filosofijos profesorė, reiškia, jos manymu savokos yra visas prievartos šaltinis ir to savęs verbalizavimo, reiškia, atsisakymas ją gali ir jai, ir kitiems, tokiu būdu jinai parodo išsilaisvinimo būdą. Tai yra iki šito tokio radikalaus irgi būdo išvengti to savęs suvaržymo, savęs įdėjimo į tam tikrą rėmą. Tai ko gero čia jau visus tuos pasižymėtus ir galvotus, bet tai nereiškia, kad visus įmanomus pakrikusius arba sutrikusius arba stringančius pasakojimus išdėsčiau, bet ir toli gražu nereiškia, kad čia visus bruožus, ką galima iš to suprasti, tarkim, visas mintis iš to kylančias paminėjau, bet visą tai priimkit kaip pavyzdžius. Ir noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad ko gero visus tuos, ką čia pastebėjau, elementus, kuriuos atskleidžia tie nerišlus pasakojimai, jų joks rišlus pasakojimas neparodytų. Nes jeigu mes girdim sklandų ir rišlų pasakojimą, mes visą laiką įsigilinam iš karto į turinį, mes visą laiką matom turinį ir tada pats tas veiksmas, ką tas veiksmas daro, kaip tas veiksmas vyksta, tada tas tiesiog pasislepia. Ir kuo aiškesnis, kuo sklandžiau pateiktas tas turinys, tai tuo sunkiau, ko gero, yra pastebėti tą veiksmą. Ir jeigu dabar ką duoda tas veiksmo pastebėjimas, tai aš sakyčiau, duoda labai paprastą dalyką. Tai yra, ką mes darom, kodėl tas savęs įforminimas į pasakojimą mums vis dar rūpi ir kaip tą padaryti ir kaip to nepadaryti blogai, kaip to nepadaryti netinkamai. Mes jaučiamės priklausomi nuo savo pačių pasakojimų apie save. Ir kažkaip čia daugiau laisvės visą laiką yra naudinga ir vertinga, ko gero, kad. Paskui dar Rima man čia liepia būtinai pagalvoti, o kaip tai siejasi su literatūra, nes sakė, tu eini pas literatūrologus. Tai čia reikia būtinai pasakyti, koks čia saitas su literatūra, tai aš galiu pasakyti, nežinau, iš tikrųjų, tai jau tokia pirmąja prasme, aš tikrai nežinau, aš manau, kad vis tiek galima į literatūrą, žinoma, ir į grožinę, ir į dokumentinę, ir į mokslinę netgi žiūrėti kaip į veiksmą ir į veiksmą, kuris irgi yra atliekamas tam tikroje situacijoje, tam tikrame kontekste, tam tikriems adresatams adresuojamas. Ir taip, ko gero, kad hermeneutinė naratologija, imant nuo pačių tų klasikinių pavyzdžių ir paskui nuo įvairių atšakų plėtojimo, kad jinai taip ir žiūri. Reiškia, nežiūri kaip į kūrinį, kurį galima vien tik tai jo viduje aiškintis. Ne? Tai yra,
Žiūrint kaip į veiksmą, tas veiksmas yra tada svarbus ir svarbi ir visa ta diskusija, ar tikrai mūsų patirtis yra, tarkim, naratyvinės dar iki tol, kol mes pradedam jas pasakoti, čia daugiausiai fenomenologinės naratologijos tema. Labai čia daug yra iečių sulaužyta ir pavyzdžiui, jeigu dabar prisimintumėm irgi, ką čia vieną iš tų pavyzdžių, kuriuos labai trumpai papasakojau tą paskutinį, būtent tos moters iš Ukrainos, kuri nutarė, kad jinai visą tą pateiks geriau per garsus ir per muziką, ką jinai išgyveno ir patyrė ir ką jinai masto, o ne per žodžius. Tai tokiu būdu jinai parodė labai aiškiai, taip sakant, tą, ką mėgina nuo Ingardeno Izerio iki reiškia, kitų fenomenologų karo, pirmiausia, čia karas labai aktyviai tą bandė įrodyti, kad nereikia verbalizuoto pasakojimo, kad pati patirtis jinai yra laikiška, reiškia, jinai yra iš principo pasakotina, reiškia, jinai yra naratyvi. Tai ta moteris, kuri sudėlioja tuos garsus į tam tikrą emocinę seką, jinai tarsi išvengdama žodžių, jinai jau rodo tą tam tikrą, na, nežinau, vyksmą, kuriuo jinai kalba kitiems. Na, atsiprašau, čia vėl ne apie literatūrą. Tai va, bet ir taip toliau, aišku, kad galvojant apie poveikį, kas pasakojimui yra siekiama, taip pat tai irgi priartėja prie šitos tematikos. Ir vis dėlto man kažkaip nesinorėtų sulieti ir norėtųsi, kad sakytiniai pasakojimai būtų ne pagalbinė medžiaga, o kad jais vis dar būtų toliau domimasi kaip kažkokiu atskiru svarbiu objektu, nes iš tikrųjų tai yra svarbus objektas, kadangi tai yra svarbus dalykas gyvenime. Tai, na, man atrodo, kad čia tiek aš turėjau, aš mažiau turėjau, gerai. Paplokit. Ačiū, ne, dar, man atrodo, valandą duodam laisvai čia. Turim daug laiko. Jau matau 2 rankas. Mano trumpesnis pokalbis paklausė. Gerai, turite dar rimą? Jeigu kažkas. O tai kaip yra, tai dabar gal ir galvojant apie tai, ką tu bandai apie literatūrą pereiti, bet o kaip yra pasakojimai apie kitą, ar tik tai, tu kalbėjai visą laiką pasakojimai apie save, ar tik tai juose atsiskleidžia tas audinio visas sudrukinėjimas, ar tas pats sakytinis pasakojimas apie kitą, pavyzdžiui, apie tą pirčiupių patirtį ir panašiai, ar jisai kažkoks kitoks, ar atsiprašau. Nėra tos, manau, kad skirties čia labai ačiū paklausai, nes labai retas, kuris iš tikrųjų pasakojimas apie save visiškai yra orientuotas tik tai siaurai į savo patirtis ir savo žiūrą. Ne, labai dažnai tenai kiti netgi tampa daug svarbesni, kiti žmonės, kitos būtybės apskritai, kitos net ir galbūt neegzistuojančios būtybės, bet kažkokios įsivaizduojamos arba kitos nežmogiškos būtybės, tai yra tie kiti jų niekaip neįmanoma atskirti. Ir aišku, kad na, tarkim, toje knygoje aš darau tą skirtį tarp humanistinių ir posthumanistinių pasakojimų. Tai yra humanistinis pasakojimas, kuris pirmiausia vaizduoja savo paveikslą ir save kaip tą, na, tokį vis tiek pristato daugiau ar mažiau žmogiško gyvenimo modelį. Ne? Tai yra, koks žmogus turi būti, tai yra tas, ką aiškinasi humanizmo filosofija, reiškia, ta ir tie humanistiniai pasakojimai, jie irgi pasakojimai apie save, jie tą savo paveikslą pateikia. Bet yra didžiulė įvairovė tų posthumanistinių pasakojimų, kurie orientuoti yra ne į savo paveikslą, absoliučiai į kitus dalykus ir pirmiausia į kažkokius
ko gero, kad jie pagal kitą žmogų tada matuoja va, tą normatyvumą, matuoja kažkokius visuomeniai pastebimus dalykus. Tada labai, na, irgi nemažai esu kalbėjusi apie tuos labai keistus pasakojimus, kur tu kreipiesi į žmogų tarsi jo paties patirties klausdama ir jis tau pradeda pasakoti, ypač sovietmečio atmintis, pradeda pasakoti apie kažkokį vat tą žmogų, kuris jam imponavo, darė įtaką ir dažniausiai tai nėra kokia nors įžymybė, o dažniausiai tai vat, būdavo tie, na, tarkim, per tą mūsų Vilniaus tyrimą mes užrašėm net 3 pasakojimus apie Simą Račiūną, tokį visiškai, na, kultūrinį atskalūną, galima sakyti, tai yra tą žmogų, kuris grįžęs iš Sibiro versdavo klasikinę literatūrą iš vokiečių kalbos, bet jos negalėjo publikuoti, ten tada parduodavo kitiem vertėjam, jie, reiškia, pataisydavo, ten publikuodavo kaip savo ir panašiai. Tai yra ir kuris tarsi rašė poeziją, už tą poeziją buvo ištremtas, tada jau ją rašė slapta ir tai yra, va, tokie atsiranda, kur tu supranti, kad tas žmogus, kuris buvo prašytas pasakoti apie save, jisai tada visą tą pasakojimą skiria kitam, bet vis dėlto jisai tokiu būdu kalba apie save. Tai yra tas kitas, tokiu atveju jisai rodo tą sistemą, tos sistemos kažkokį, nežinau, neadekvatumą. Ir jam, tam žmogui atrodo vat, būtent kaip liudininkui, kad liudyti yra garbingiau ir yra aiškiau ir yra geriau. Ne? Apie tai man labai patinka, kaip rašo Gambenas, pavyzdžiui, apie būtent tą liudininko poziciją, liudininko laikyseną. Ne? Kad tai labai daug tų pasakojimų apie save, jie yra liudijimai. Taip, liudijimai. Galime pasakyti komentarėlį ir tada klausimą. Tokį klausimą, kuris būtų, čia tų klausimų gali būti labai daug. Tiksliau norėčiau daug užduoti, bet aš jau čia apsiribosiu gal tokiu pagrindiniu, kuris tiesiogiai susijęs su to, kad tu čia dėsti. Tai ir kartu pratęsiant Rimos klausimą, kurį tu jautiesi, kad ir atsakėjai, net pusiau neatsakėjai, tai man atrodo, kad šitas tavo mėginimas daryti perskyrą tarp sakytinio pasakojimo ir ten tų kažkokių rašytinių pasakojimų, nu, ar meninių pasakojimų, arba literatūrinių pasakojimų, jisai gal, šita perskyra yra reliatyvi. Todėl, kad kaip, nu, tiek, kadangi aš dirbu ištisai su fikciniais pasakojimais, nesvarbu literatūriniais ar kinematografiniais, tai juose visą laiką pasirodo sakytinis pasakojimas. Bet specifika atsiranda kitoj vietoj, ne per tai, kad ten vieni sakytinė išraiška pasireiškia, kiti kažkokia rašytinė, ten kokia nors vizualinė, o per tai, kad fikcinėme pasakojime tas sakytinis pasakojimas, jisai atsiduria kažkokioj istorijoje. Ir dėl tos priežasties viena iš dominuojančių vienas iš tokių, kaip čia pasakyti, pjūvių, vienas dažniausiai dominuojančių perspektyvų, kuri leidžia žiūrėti tokį pasakojimą, yra tiesosakos perspektyva. Tai yra tokie pasakojimai, tai yra pasakojimai apie save, sakytiniai pasakojimai apie save, nors tai gali būti pusiau ten rašytiniai pasakojimai, tai čia pavyzdį bet kokį galiu duoti, tarkime, kad nors ten šitą Koenų filmas Žmogus, kurio čia nebuvo, kur visas filmas yra veikėjo pasakojimas apie save ruošiantis mirties bausmei. Filmas yra rodomas, bet tai pateikiama kaip jo iš pradžių žodinis pasakojimas, paskui paaiškėja, kad jisai rašo moterų žurnalų visą tai. Ir tada pasirinkęs tam tikrą žodžiu. Tai, bet kas čia yra svarbu, kad
ten duodama ta perspektyva tiesosakos perspektyva, aš tą terminą naudoju semiotikos, tai yra, kuris susijusi su buvimu ir atrodymu ir atitinkamai ten jų tada slaptis, iliuzija, ten melas ir taip toliau skleidžiasi visi šitie dalykai, kurie pasidaro nelabai įmanomi šitą perspektyvą, vat santykėje, gyvame santykėje su žmonėmis, nes nėra jokios galimybės, tiksliau kartais gal yra tam tikra galimybė iš to, kad tu ten pasakoji, kur paaiškėjo, kad kažkokie čia galai nesueina, kaip tu sakai, nepatikimas pasakojimas, negaliu remtis. Kažkokie galai nesueina iš pradžio apie vieną pasakoją, paskui kitą, čia paskui personažai pradėjo pintis, nes nieko negaliu pasitikėti. Tai kartais gali tas išaiškėti, bet kartais, sakyti, nepasakojame, taip ir nepaaiškėja. Tai yra neaišku, ar iš tikrųjų tai, ką jau papasakoja, yra kabutėse tiesa, ar čia pusiau išgalvota. Tie gyvieji pasakojimai. Tai va šita perspektyva, man atrodo, jinai, tai yra vienas iš dalykų, kuris leistų daryti perskyrą tarp tų, pavadinkim, gyvųjų pasakojimų ir sukonstruotų pasakojimų. Tai yra sukonstruotų tokių pasakojimų. Aš čia per perskyrą labai įdomu, gal galėtum. Gerai, Gyvas tai nesukonstruotas ar kaip? Aš turiu omeny tai, ką tu vadinai, aš vadinu sukonstruotų pasakojimą, tokius pasakojimus, kuriuos tu kaip ir mėgini, jeigu tu išskiri sakytinį pasakojimą, tai jo priešprieša paprastai yra rašytinis pasakojimas. Jeigu rašytiškumą mes suvoksime kaip apskritai jau užfiksuota kažkur. Užfiksuota. Ta rašytinė stichija gali būti žodinė, gali būti audiovizualinė. Tai aš ir sakau, kad šita perskyra, man atrodo, kad jinai turėtų būti relativizuota, nes atitinkamai tas sakytinio pasakojimo apraiška reiškiasi ir tuose vadinamosiuose rašytiniuose. Ir priešingai. Lygiai taip pat rašytiniai pasakojimai labai dažnai reiškia. Taip, ypač jeigu interviu, pavyzdžiui, ten koks nors yra atsakinėjama raštu. Ne, šituo tai neužsipračiu. Gerai, bet taip, tai aš noriu pasakyti, man šitie dalykai tikrai atrodo labai įdomus, bet ir kitas dalykas, suprantama, kodėl tu remiesi tą veiksmo pasakojimo kaip veiksmo perspektyva. Ir jinai irgi savo raštu yra tyrinėta ir gali būti tyrinėjama ten tuose visokiuose kitokiuose, ne tik sakytiniuose pasakojimuose, ir jinai ten, pavyzdžiui, man kažkada yra tekę aptikti, kad labai įdomu, kada, tarkime, ten tuose sukonstruotose tiksliniuose pasakojimuose, pats pasakojimo veiksmas tampa kova su mirtimi, galimybė nugalėti mirtį, tarkim, kaip vienas iš tokių galimų veiksmų, jau kur veiksmų tikrąja žodžio prasme, kur tai yra daugiau negu, tai yra, vadinasi, tas veiksmas yra ne šiaip komunikacinis veiksmas, o jis jau pereina į tą pragmatinę plotmę, ar kažkokią egzistencinę plotmę. Tai šita perspektyva, sakau, man čia atrodo labai tavo įdomi ir, aš paskaitysiu knygą, tai tikrai daugiau klausimų. Dabar, tai čia komentaras mano, atsiprašau, kad užsitęsė. O klausimas būtų toks, ar tu galėtum, aš kadangi buvau nemačius knygos, bet dabar, ačiū Aistei, pavarčiau. Ir pamačiau, kad savo knygos turinį tu suskirstai pasakojimus, irgi man tai labai įdomi ta perskyra, lemties ir pripažinimo pasakojimus. Tas pripažinimas, kaip sakai, ten ta hėgeliška perspektyva ir jinai iš tikrųjų šitą irgi, ta intersubjektinė situacija kaip hėgeliška perspektyva, tai yra sąveika tarp dviejų subjektų, kur siekiama atpažinti ir pripažinti kitą ir atitinkamai save ir taip toliau. Tai šitą aš esu irgi man įdomu, kad tu tą patį fiksuoji. Bet ką aš noriu klausti, kas liko neaišku iš to, kad tu čia dėstai, truputį kaip ir pasimetė, aš taip tikėjausi, kad tai bus, bet liko nelabai aišku. Tu pasakai, kad tu išskirsi 5 veiksmus, tokius kaip ir 5 tipus, kur viskas, aišku, jie nėra baigtiniai, bet kažkaip tu pirmąjį įvardį, o paskui jau liko tik vardai. Arba iki galo liko neaišku. Tai mano klausimas toks, ar tu galėtum dar kartą įvardyti tuos, konceptualizuoti kaip tam tikrus veiksmus, tuos 5 tipus ir pasakyti, kaip jie koreliuoja su tavo šita knyginė perskyra lemties ir pripažinimo?
Pirmiausia, tai aš čia nepristatinėjau knygos ir knygoje yra šiek tiek kita tematika. Galiu paaiškinti, dėl ko lemties ir pripažinimo. Tai yra ten tokia skirtį, kurią aš bandau išrasti, tai yra tarp stipriosios ir silpnosios tapatybės. Silpnoji tapatybė tai yra būtent tie, kas labiau liudija, o ne bando pateikti savo paveikslą. Tie, kas neapsibrėžia, o tie, kas visą laiką dalyvauja tame procese, tame veiksme, ne? Ir tai yra būtent tas pripažinimo ir atpažinimo. Arba pripažinimo siekis, arba siekis nebūti pripažintam taip, kaip tave nori pripažinti. Ne? Tarkim, ateina pas tave tyrinėtojas ir iš karto mato tave, kaip aš pati esu dalyvavusi keliose tyrimuose, kur mane iškart matė kaip tam tikros grupės atstovė, tai dabar pasakok maždaug, kaip tu ten galiausiai save identifikavai, arba ten dar kažkas. Tai yra, toks gerai, tai aš ten tų strategijų nesijėmiau, bet tuose pasakojimuose, kuriuos tyrinėjau, aš matau, kad žmonės imasi įvairių strategijų, kaip jie nori to pripažinimo išvengti. Tuo tarpu lemties pasakojimai tai yra mėginimas apmastyti visą savo gyvenimą, nevengiant kažkokio normatyvumo, bet konkrečiai jį tikslinant arba jį pabrėžiant. Tai yra tie maksimaliai humanistiniai pasakojimai, kurie pateikia pasaulio vaizdinį. Ne vien tik tai savo, bet per savo ir tų normų, kurios privalo pasaulyje būti. Ne? Tai yra, tie pasakojimai, jie yra tų stipriųjų tapatybių pasakojimai, kurios čia irgi jokių būdų neironiškai ir jokių būdų nesu kokiu nors minuso ženklu, ne? Kurios tiesiog jie yra kitokie, jie yra kitaip padaryti. Ir tuose pasakojimuose, pavyzdžiui, irgi čia reaguodama į Nijolės komentarą labai gerą, tą reliatyvumą tarp rašytinių ir sakytinių, ten pasirodo labai stipri įtaka, tarkim, ypač tų jau gerųjų pasakotojų. Vieno iš tų, kur yra toj knygoje, čia Grigorijaus, tai yra pasirodo labai stipri literatūros įtaka. Ne? Tai yra tos visiškai tokios klasikinės rusų literatūros, kur visi siužetai yra pateikiami būtent taip ir daug kartų irgi pas jį buvau ir rašiau tas pačias istorijas beveik nė žodžiu nepakitusias. Kitaip sakant, save jis irgi buvo suformavęs kaip tokį paveikslą, literatūrinį paveikslą, arba kiti irgi tai yra skirtingos strategijos, įvairios strategijos. Dabar pagal tai, ką aš čia kalbėjau, čia iš tikrųjų iš knygos buvo tai vienintelė Violeta, kurią paminėjau, ir būtent iš tos antrosios dalies, tai yra iš pripažinimo, kuri ryškiausiai tą pripažinimo temą parodo. Kiti žmonės ten labiau buvo toliau jau, reiškia, apie tai, kurie kažkaip kitaip su ta pripažinimo problematika veikia, tai yra arba jie bando jos išsilenkti, to pripažinimo kažkokio tokio tiesmuko ir tiesioginio ir irgi kaip jie tą daro, arba ten pirmasis pasakojimas Vlados, tai yra irgi labai iškalbingas apie tai, kaip jinai nesusifokusuoja į savo praeitį, kaip į vertingiausią dalyką ir į savo patirtis, kaip į kažkokį išskirtinai kažką vertingą, bet visą laiką reaguoja į pokalbį, į tą gyvą pokalbį, visą laiką kalbina mus, visą laiką nukrypsta, pasakoja apie savo gerą draugę, pasakoja apie kaimynę, pasakoja apie kažką kitą. Tai kitaip sakant, jai dabartis yra nepalyginamai svarbesnis dalykas negu kažkoks tas savo pačios vaizdinys, kurį jinai galėtų sukurti per tą rišlų pasakojimą, bet būtent tokiu būdu jinai sukuria dar aiškesnį ir labai gražų irgi savo pačios vaizdinį. Tai o dabar, aš nežinau, čia man tokio reziumė prašai padaryti. Tai Ireną aš pateikiau kaip pavyzdį to nepavykusio interviu ir būtent to kolektyvinio mes atvėrimo ir to kolektyvinio mes labai konkretaus parodymo, kaip itin mažos tos
pirminės kažkokios ląstelės, kuri jos pasakojimai nesiplečia į jokias platesnės ir dėl to jos pasakojimas yra toksai visas vieno spektro ir visas va tų nuoseklių tiesiog tų skurdo kovų vienos po kitos visiškai neimant jokio apibendrinimo, nedarant jokių visai tų iš paukščio skrydžio apžvalgų, jokių pamastymų nei į priekį, nei atgal, tiesiog tas vardymas. Rozalija, čia minėjau, kaip tą tarsi susipainiojusi pasakojimą, kuriame galiausiai per tą susipainiojimą be galo gražiai pasirodo objektas. Tai yra, ką jinai kalba, kai kalba apie savo gyvenimą, apie ką jinai nori parodyti. Ne? Tai yra būtent tą santykį. Tada apie Violetą jau sakiau ir Leokadija tai yra tas būtent užsikimšimas, juslinių patirčių užsikimšimas, kuris irgi tarsi greitai būna nurašomas į kažkokius psichologinius sutrikimus, kuris nėra psichologinis sutrikimas. Man atrodo, tas yra svarbiausia, kad tai yra tiesiog pasakojimo būdas ir kad būtent va, tas užsikimšęs jusliškai pasakojimas, jisai yra ypatingai paveikus, ypač gyvame pokalbyje. Ne? Aš įsivaizduoju, kad literatūroje taip pat, grožinėje literatūroje taip pat. Ir ko gero, kad irgi daugybę kartų tai grožinėje literatūroje buvo analizuota. Jeigu tik tai kalbama apie kažkokius skaudžių įvykių liudininkus, tai visą laiką tas būna vertinama kaip trauma. Kaip trauma, kuri va čia paveikia taip, kad žmogus nebegali ten rišliai jau papasakoti, apibendrinti ir taip toliau. Kas neturėtų būti daroma. Na ir galiausiai iš Gedimino bandžiau išvesti tą pamastymą apie skirtingas situacijas, kur aš yra pirmiausia pasirodo priklausomai nuo to pasakojimo veiksmo. Veiksmas jisai savo ruožtų priklauso nuo to, kas tą veiksmą atlieka ir tai yra ne vien tik tai tas, kuris kalba, o visi tie, kurie klausosi ir netgi, kas yra svarbu, ne tie, kurie tiesiogiai klausosi, o tie, kurie įsivaizduoja, kad klausosi. Ne? Tai yra tie būtent įsivaizduojama auditorija. Kam jisai kalba, kam jisai galbūt keršyje, kam jis galbūt dėkoja per tą savo kalbėjimą. Tai yra tas ir kad tas turinys jisai atsiveria iš tikrųjų priklausomai nuo santykio ir kad turinys vis dėlto. Ir kaip čia tada su tiesoieška, va čia aš galiu dabar atgal tą permesti, nes kas tada yra ta tiesoieška, kurioj plotmėj mes ieškom tiesos, ar faktiniai plotmėj, tarkim Violetos pasakojime, ar ta tiesa yra tiesa, jai yra abu pasakojimai, ne? Visiškai abu persiklojantis pasakojimai, jie yra tiesa apie ją. Jinai negyvena jokioj kitoj tiesoj, tik tai va tuose abiejose pasakojimuose. Tas pasakojimas, kurį jinai veidrodiniu būdu pasigamino apie savo, kaip mes sakytumėm, įsivaizduojamą gyvenimą, tai joks neįsivaizduojamas. Pabandykim mūsų pačių pasakojimuose atrasti, kur yra įsivaizduojama, kur yra tikra. Mes tikrai pasimesim labai labai greitai. Aš tik tai pakomentuosiu, tai aš todėl sakiau, kad kai kalba eina apie šitokio tipo medžiagą, su kuria tu dirbi, čia pasidaro nebe labai įmanoma naudoti tą tiesosakos kategoriją, todėl kad būtent, kaip ir tu sakai, čia neaišku, nėra kaip nustatyti, sakau, išskyrus tam tikrus atvejus, vis tiek, tai yra, jeigu yra kažkokios faktiniai netitikimai, kuriuos tu gali kažkaip faktiniai, kokie nors netitikimai, tai mes ten galim fiksuoti. Ir tai yra skirtumas nuo fikcinių kūrinių, kuriuose šitie netitikimai mums yra parodomi. Tarkime, mums yra rodoma, kad kokia nors veikėja pasakoja apie save kaip nors kokią nors tenais sekso bombą, o realiai mums, kam nors ten vyrams pasakoja, o paskui grįžta jinai namo ir mes matome, kad jinai ten yra kokia nors vargana mergaitė, kuri nieko neturi. Nors čia surezimuoju labai supaprastinant.
Taip, bet aš noriu pasakyti, bet kur mes žinome apie tuos neatitikimus, tai yra iš to, kad mums yra parodoma, ne, yra veiksmų plotybė, tarsi yra pasakojimas ir yra veiksmų ten ar tą vadinamojo gyvenimo. Tai bet šitos perspektyvos mes gyvose šitose neturime. Bet kas yra dar įdomu, ką aš esu pastebėjusi su studentais, dirbdama, kad aš atkreipiu dėmesį, kadangi jie pripratinti dabar operuoti tomis visokiamis sąvokomis, fake news ir taip toliau, čia yra arba tiesa, arba melas. Tai jie įsivaizduoja, kad jeigu kas nors pasakoja apie save, ką nors va taip, štai fantazuodamas pusiau, ten prikurdamas, perdirdamas ir taip toliau, tai čia yra melas, čia yra fake news. Ir nėra jokių tarpinių variantų. Yra arba tiesa apie save, tu pasakoji arba tiesą, arba meluoji. O jokių tarpinių nėra. Tai va šitas man buvo įdomu fiksuoti, tiesiog kaip keičiasi apskritai mentalitetas ir požiūris į tiesą ir tiesos sakymą. Taip ir tarp kitkos kliustelis. Bet aš, kad būtų aiškiau, aš norėjau patikslinti, ką aš turėjau omeny, kai sakiau, kad taip, tavo dirbant su tavo medžiagą. Matau dar 2 klausimus, tai gal 3. Matau vieną online, tai atsiprašysiu ponios Rasos, ar duosim pirmą eiskie, kurie čia, man atrodo, kas buvo? Gerai. Rūta, klausom tavęs. Ai, Rūta nėra, atsiprašau. Aha, Rūta. Aš gal... Kaip čia dabar? Ar mes jūsų negirdim, Rūta? Aha, va. Jau dabar turėtumėt girdėti. Jo, taip, nuostabu. Įdomu dalyvauti. Labai ačiū, Jurga, labai įdomu. Ir aš turiu labai konkretų klausimą, gal iš lingvistinės pragmatikos daugiau pusę žvelgiant apie sustabarėjusius pasakojimus, kuriuos tu čia paminėjai, ir aš juos traktuoju kaip atskirą žanrą. Kartą suformuoti tokie pasakojimai nesikeičia. Ir būtent juose yra užfiksuotos ir išlieka įvairios šeimos istorijos. Aš atsimenu mamos nesibaigiančius pasakojimus vis naujiems žmonėms, kaip jinai aukojos dėl manęs, ir aš tada net ausis užsikimšdavau. Suprantat, tai yra atmetimo reakcija, tu jau mintinai žinai, ir jie tikrai nesikeičia. Aš galėdavau, jeigu jinai nutiltų, aš pratęsčiau lygiai taip pat ir pabaigčiau iki galo. Ir įdomu tai, kad tokie pasakotojai, net ir paprašyti, pavyzdžiui, pasakoja, ir tu matai, jis prieina prie savo to gatavo paruoštuko ir jau pradeda tą sustabarėjusi tekstą ir sakau, palauk, aš šitą žinau, gal tu gali praleisti. Ne, praleisti negali. Ir va tas mane labai glumina. Ir ar negali tai būti traktuojama kaip tam tikra struktūruoto pasakojimo galia. Kartą jau jeigu žmogus sudėjo tyčia ar netyčia tuos žodelius, jis kitaip negali. Bet iš lingvistinės pragmatikos pusės žvelgiant, tai yra tokia komunikacijos klaida ir dėl to atsiprašinėjama, dėl ten, pavyzdžiui, jeigu informacija apie konferenciją, tai apologies for cross-posting, tie dalykai būna. Jie labai atsispindi anekdotuose ir tas jums turbūt žinomas senas anekdotas apie anekdotus, kuriuos pasakoja kaliniai. Ir kadangi jie pasakoja tuos pačius ir visą laiką, jie moka mintinai, tada juos įvardyja numeriais ir pasako vienas ir ten kvatojasi, 2 kvatojasi, o kažkas pasako 5. Ir tada gauna į akį, nes, kaip jis drįsta tokius nešvankius anekdotus pasakoti. Tai čia reiškia, poveikis yra bet kuriuo atveju tas pats. Bet kur čia tas žavesys ir kodėl jie tokie egzistuoja? Ir jų yra daug. Aha. Čia, ačiū labai, Rūta, čia daug klausimų. Tas paskutinis apie formalizavimą, aš kažkodėl, kai tu kalbėjai, pagalvojau, kad
Taigi tas pats yra su fizikos ir matematikos formulėmis, kur staiga matematikas, ne, iš vienos formulės išveda kitą ir jam taip gražu, nes jis ten įsivaizduoja visiškai ką kitą, negu kad mes, kurie matom tik tai tą formalizuotą išraišką, ne, tai taip pat ir yra su tais pasakojimų formalizavimais greičiausiai gali tai būti. Ta pradžia apie tuos sustabarėjusius, man atrodo, kaip įvardėjai pasakojimus, tai irgi gali būti labai įvairiai. Aš turiu savo pačios tokį sustabarėjusi pasakojimą kaip tyrėjas, tai yra daug kartų esu tą patį pasakojusi, tai dabar trumpai pakartosiu. Tai yra apie vieną moterį, kuri buvo kilusi, užaugusi kaime, kurio vat, būtent visi gyventojai buvo sušaudyti, visi žydai gyventojai buvo sušaudyti, o tada lietuvių kaimas, kuris sudegė, kuris buvo netoli, apsigyveno jų namuose. Ir pirmą kartą, kai iš tos moters išgirdau va, būtent tą sustabarėjusi pasakojimą, jinai džiaugsmingai sakė, ir mums liko namai. Ir aš atsimenu, kad mane supykino ir aš negalėjau sugrįžti pas tą moterį 2 metus, ne, per tą laiką ten kitką dariau, disertaciją rašiau, žodžiu, ne vien tik tai dėl to, kad buvau pasipiktinus, negrįžau, bet paskui galvoju, o reikia sugrįžti. Ir sugrįžau ir jinai pasakojo visai kitaip. Aš supratau, kad jinai mane prisiminė pirmiausia ir reiškia, jinai išgirdo, ką jinai sako. Jinai pasakojo tą, ką jinai buvo išmokusi vaikystėje, iš savo mamos, iš savo kažkokios va tos šeimos reakcijos, kaip jie tą kalbėjo, kaip jie tą darė. Ir paskui jau tą mano, reiškia, mano kaip adresatės, reiškia, tą kažkaip jinai kitaip pajuto mano nuotaiką. Ne? Ir ne vien tik tai dėl to, kad jinai jau būdama suaugęs žmogus tą kalbėjo. Ne? Ir dėl to, kad jinai pati išgirdo, ką jinai sako, taip sakant. Jinai pati išgirdo, ką jinai sako ir jinai tada antrą kartą susitikus, jinai pradėjo pasakoti, kaip jinai žaisdavo su tais tų šeimų vaikais, kaip jinai naudodavosi jų žaislais, kokie jie buvo įdomus, kaip jai patiko, kaip jai buvo gaila, kaip jinai verkė ir visa kita. Tai yra tas pasakojimas iš esmės pasikeitė jau. Tai yra ta terpė, aš noriu pasakyti, gali tą standartą išardyti. Ta kažkokį sustabarėjusi pasakojimą jinai gali tiesiog sunaikinti, jeigu terpė pasikeičia visiškai. Vis tiek aš tą terpės gale tikėčiau. O tas, kad jo, aš irgi atsimenu savo tėvo pasakojimus, kurie ne tik tai, kad būdavo vienodi, bet jie dar būdavo kiekvieną kartą vis kokiu pagražinimo detalė naujai įdėta, kur aš tikrai žinodavau, kad tai netiesa. Ir ta tiesoieška tada mane pjaudavo, iš tikrųjų, pjaudavo tiek, aš negalėdavau pakęsti. Bet žmonės taip daro ir tai daro irgi dėl poveikio ir mes turim suvokti, kad, tarkim, kai aš ateinu arba kitas žmogus ateina pas žmogų ir prašo jo papasakoti, jis negirdi tikrai to paties, ką tas žmogus pasakoja savo šeimoje, pavyzdžiui. Arba to paties, ką pasakoja kaimynai. Arba to paties, tai yra kiekvieną kartą mes dalyvaujam turinį. Jeigu mes dalyvaujam pasakojimo situacijoje, mes irgi prisidedam prie turinio. Ir greičiausiai, aš taip spėju, kad greičiausiai tavo Rūta mama tenai irgi jinai pasakoja tam tikrose kompanijose. Ir dėl to tada tas vaikas, kuriam vienam jau to nebepasakotų, svarbus tada. Pakentės. Aišku, ačiū, labai įdomu. Pagalvosiu apie terpę. Jo, apie terpės. Aš turiu klausimą, bet aš mačiau daugiau. Aš jau atsakau, aš norėjau įsitarpti diskusiją prieš tai, bet laikštą taupydama. Galėsim laikyti po to. Temą truputėlį dar paliesti. Man įdomu, kaip mes suprantame, kad prievarta techninai gali būti išvengiama ar tiesiog įmanoška. Nes paminėtų ties laisvės samprata, laisvę kažkaip pasakoti apie save, daugiau laisvumo, tai aš galvoju, kad prisimindama Butler sakė Class of Power, ten
ta prievarta atrodo kaip neišvengiama ir steigiantis subjektą, ten tas tas subjectivation ir subjection, tas giminingumas. Ir tada tas Gedimino atvejis, kur tas atrodo jis priešinasi tai tam tikrai prievartai, pateikti save kaip žmogaus negalia kažkokią grupės atstovą, bet jis vis tiek kažkaip save pateikia. Ir kaip čia tada būtų galima mąstyti apie tą, kad jis tarsi priešinasi kažkokiai prievartai, kažkam normatyvumui, bet vis tiek tiesiog pasipriešinimas tam tikrą formą įgyja ir jis labai atpažįstamas šitam kontekste, jis atpažįstamas jis kaip savas tampa, nes pasakoja kažkokius universitetinius dalykus. Tai, pritaikant tas sampratas, ir būtų galima sakyti, kad kad ta kažkokia, sakykime, pasakojama save laisvė visada negatyvi, atsispiriant nuo kažko ir vis tiek kažkokį tais normatyvumą kitą išpildant, siekiant išpildyti, kad būtų nes pripažinimas, kaip prieš liekant. Ar sutiktume tai gal kažko? Taip. Aš noriu irgi pirmiausia pasakyti, kad taip, Butler yra, aš sakyčiau, radikali, visiškai radikali šita prasme ir jinai bet kokią autonaratyvą, ko gero, suprastų kaip didesnį ar mažesnį smurtą prieš save. Tai yra, jeigu aš jau vis tiek aš negaliu, mano subjektas yra besirandantis kiekvienoje situacijoje, ne? Ir tada, tai aš tos pozicijos nesilaikyčiau ir ko gero, ne tai, kad čia nesilaikyčiau, manau, kad neteisi, bet vat tas, kuo užbaigėt, Monika, tą klausimą, tai yra, kad tai kas aš galiu vieno atpažinimo vengti, bet tada aš vis tiek siekiu kažkokio kitokio, šiek tiek kitokio atpažinimo. Ne? Ir siekdama kažkiek kitokio atpažinimo, aš tą irgi modeliuoju per savo pasakojimą. Ir vat tą padarau, na čia jau gal Gedimino atvejis netaip tinka, čia kažkokie kiti labiau tiktų, bet kartais tos korekcijos, jos yra labai svarbios ir tos korekcijos jas dažnai tyrėjai neatkreipia dėmesio, tenai tiek to, čia vis tiek aš klausiau apie tai, atsakė apie tai, viskas. Ir tos smulkios korekcijos, jos yra be galo svarbios, nes žmogus, jisai modeliuoja tą vaizdą, būtent, kad galiausiai išgautų tokį, gal kokį nori būti atpažintas. Ir šita tema, knygoje irgi vieną pasakojimą analizuoju, tai yra, kai moteris pasakoja apie save, jinai pradeda pasakoti iš tikrųjų labai įdomiai ir prisistato kaip tikrai labai įdomi, smagi moteris ir tame pokalbyje dalyvauja socialinė darbuotoja, kuri galiausiai imasi Ne, tu šito nedarai, bet nekvestionuodama jos pasakoja, tu turi labiau pasistengti, tu turi komunikuoti, kitaip tavęs nepripažins, kitaip tavęs iš to socialinio būsto neišleis ir taip toliau. Tai yra tas ir tada ta moteris atsitraukia, grįžta į tą savo vaizdinį, kuris jai yra tarsi suteikiamas iš anksto ir kitoks jau ir neįsivaizduojamas. Tai tas, ko gero, kad čia irgi toks bjauresnis variantas, bet ne vien tik tai toks yra įmanomas. Galiu ir kaip tą nedėmesingą klausytoją galiu tą padaryti laisvai. Ką nors perklausti taip, kad vis dėlto paaiškės, kad aš dar lieku toj pačioj paradigmoje, kurioje pas ją atėjau pas tą žmogų. Duosiu klausimą, nieks kitas nenori. Aš irgi, kaip ir Rūta, labiau iš diskurso analizės, tai man žiauriai įdomu buvo, kaip humanitaras gal biškį prisikabinsiu prie sąvokos, rišlumas, pradėt nuo rišlumo ir nuo atseit nerišlų pasakojimų, bet aš gerai skaitau, kad jūs savo tos analizėse ieško tam tikro rišlumo veiksme ar patyrime, kaip minėjote, pavyzdžiui, ukrainietė, kurie atsisako pasakoti apie save, vis tiek sako, kad jos patyrimas yra naratyvus tam tikrą prasme. Tai ar jūs pirmą žiūrėjote į tos nerišlus pasakojimus, sakėt, palaukit, yra kažkokio rišlumo, tik tai ne gal pačiam naratyve, o kitur, ar yra iš tikrųjų tikrai nerišlus dalykai,
kas tada, kaip suvokėt tą nerišlumą tame, jo, ar yra kažkas tikrai nerišlaus visame trečiai, bet man vyko. Aišku. Aha, jo, labai geras klausimas, nes tas rišlumas dažniausiai yra predikuojamas tai jau pačiam pasakojimui, bet tai reiškia konfiguracijos lygmeniui pagal Rikiorą, tam viduriniam. Tai yra pasakojimas nuo pradžios iki galo, ar jisai yra tenai visas koherentiškai susaistytas, ar jisai yra taip kaip su pradžia pabaiga pagrindinė kažkokia idėja, arba ne pagrindinė idėja, arba ten kažkokia lūžių ir taip toliau. Ar jeigu mes žiūrim kaip į veiksmą, aišku, kad mums tada kiekvienas tas veiksmas, va iš šitų, kuriuos aš paminėjau, jis irgi bus savotiškai rišlus. Bet šiaip tai tą savoką aš gan paprastai naudoju, taip kaip ją naudoja panašiom metodikom dirbantis naratologai, tai yra coherence, ir kad kaip jie ją mėgina parodyti, kaip jau sakiau, arba kažkokią tarsi nelygstamą vertybę, tai tas jau laikomas kaip ir senoviniu požiūriu, arba kaip kažkokį, kuris galbūt net ir tam tikrą žalą atneša. Reikalavimas iš kiekvieno pasakojimo, kad jisai turėtų tą užbaigtumą, kad jisai turėtų vientisumą ir toliau. Tai, nežinau, aš tai sutikčiau su tuo, kad jeigu aš matau pasakojimą kaip veiksmą, tą naracijos veiksmą, tai tas naracijos veiksmas vienaip ar kitaip jisai pasirodo kaip vientisas. Net ir tada, kai pats tas turinys, jis būna sutrukinėjęs, jis būna su pertraukiais, jis būna pasikartojantis, jisai būna, tarkim, du veidrodinių principų uždėti vienas ant kito ir taip toliau. Tai yra visi šitie variantai, jie vis tiek galiausiai juos įsigilinus, kaip veiksmas, jisai turi savo rišlumą ir jisai turi savo tą, čia labai gera, sakyčiau, jūsų pastaba. Jeigu galima, nes man tas klausimas kilo, tai aš tik sakyčiau, kad tai, ką tu čia padarai pristatydama, pirmiausia, tavo tada rišlumo samprata, aš nežinau, jeigu tu ją perimi iš Nanų, tai jinai per primityvi yra, tokia aristotelinė, kur ten turi būti pradžia, ten ir pabaiga. Aš noriu pasakyti, kad tai, ką tu papasakai, pavyzdžiui, ta sena moteris, kuriai pradėjo sietis du gyvenimo periodai ir du veikėjai. Tai tu ir parodai, kas iš pradžių atrodė nerišlu, tu parodyk rišlumą ir tai darytų bet koks tyrėjas, pasakojimo tyrėjas, kuris tą rišlumą supranta daug plačiau. Tai yra, kad tu, žodžiu, kadangi tu parodai, kokia yra vidinė logika. Iki tol, tu atrodo, tą rišlumą traktuoja, aš taip suprantu, tokią kaip tam tikrą tokią racionalumą tam tikrą, kažkokią arba linijinį pasakojimą, kažkokią racionalistinį priežasties pasekmės ryšiais susijusi, bet ir rišlumai gali būti įvairūs. Ir tada tu tiesiog parodai, ne visais čia tais atvejais, bet tas įspūdingas, arba ten tą veidrodinę struktūrą, kur tu ten paminėjai, žodžiu, tu parodai rišlumus ten, kur šiaip iš pirmo žvilgsnio atrodo nerišlu. Gali būti, kad tau padėjo, paskatino tave ieškoti to rišlumo, būtent santykis tas gyvas ir tas pasakojimo veiksmas, kaip tu sakai, ir kontaktas su pašnekovu, bet vis tiek būtų rišlumas, jie turi tam tikrą rišlumą, tik tai tas rišlumas kaip toks. Taip, sutinku ir priimu pastabą ir būtent tą ir norėjau padaryti, tai yra ten, kur jo regimai nėra, parodyti, kad jisai yra. Ir labiau tada tą vadinčiau ne rišlumu jau tą, ką aš parodau, bet verte, iš tikrųjų, verte to konkrečiai pasakojimo verte ir tam kažkam bendram kultūriniam supratimui, sakyčiau. Bet aš dabar galvoju, jeigu tie du tavo paminėti pasakojimai, jeigu jie būtų tiesiog, mes turėtumėm transkripciją pliką ir skaitom. Ir ta transkripcija, tarkim, aš be jokio to santykio su ta moterim ir be jokio jos balso, be jokio apmąstymo, greičiausiai irgi taip pat aš atpažinčiau, kad ten yra tie susikeitimai arba kad yra tas kažkoks veidrodinis nuėmimas ir kad ten yra
kad taip, kad atsiranda. Čia turbūt, kad tas, ar aš ten gyvai sėdėjau, ar negyvai sėdėjau, ar už kompiuterio ekrano sėdėjau, ar tik tai transkripciją mačiau, čia ko gero yra neesminis dalykas. Bet ta kažkokia pirminė predispozicija, ko aš einu. Jeigu aš einu domėtis turiniu ir jeigu man reikia, kad papasakotų konkrečiai savo patirtį moteris va tuo ir tuo momentu, to ir toj vietoj, tai tada aš sakysiu, nu kas čia per nesąmonė. Kas čia per nesąmonė, čia viskas nerišlu, čia viskas susipainioja, čia tas veikėjas staiga atsiranda iš ano laiko, čia šitas iš to laiko, kas čia vyksta. Bet jeigu mano ta predispozicija yra, kad aš ateinu domėtis būtent tuo pasakojimu apie save ir pasakojimu, aš turiu pakeisti, kitaip sakant, savo, na, aš nežinau ką, fokusą, ne, to. Kiekvienose prieš save. Jo. Beje taip, nes lygiai taip pat galvoju, kad tas atpažinimas jis yra būdingas ir tam mokslininkui ir mokslininkiai, kuri imasi perpasakoti ir rašyti irgi, na, tą puikiai parodė Heidinas Vaitas, kad istorikai to neišvengia, nors jie tarsi rašo praeitį, bet iš tikrųjų visiškai remiasi ten savo požiūriu į dabartį. Vis tiek sugeba įpinti savo politinės pažiūras ir savo net ir galiausiai ontologinius tikėjimus, tai yra kas jiems yra tikrovė. Tai žodžiu, puikiai mes čia pasmurtavom. Juokauju, bet labai, kad nenoriu laikyti žmonės, bet padėkojam dar kartą.